Gerą dieną. Senokai nieko nefilmavom, bent jau aš asmeniškai. Tai Mersas ore, greičių dėžė. Ten yra sankaba su smagračiu ir visko kuo. Pavyko išimti dėžę neišimant variklio, ko labai džiaugiuosi. Reikėjo atsukti išmetimo kolektorių, kad jis taip padarytų vietos. Tai labai džiaugiuosi, kad tik tiek tai reikėjo. Aišku, išmetimas nuimtas, gyvena ten. Tai taip, turim žaislų. Problema buvo tokia. Alkūnio velnio padėties daviklis rodydavo kartais trikdžius neteisingai. Štai mes negalėjom normaliai sumepinti ir sankabą vėlį. Tai dabar prieinam prie tos sankabos buvusios. Čia iš tikrųjų nieko blogo su ja nesimato, tiesiog matyti torko per daug. Tada smagratis, sunkus, aš ranką sugadinęs biškitai. Pabandysim kažkaip vieną ranką, gerąją ranką kažką parodyti. Tai žodžiu, sankabos diskelis atrodo visiškai gerai. Su Mercedesu ženkliuku dar. Ta prasme, viskas čia su jie atrodo fine. Bet matosi pasvilinta čia, čia ir čia. Tai čia biški mūsų svilėsis buvo. Tada taip, čia yra 2 masių smagratis, kuris yra suvirintas ir padarytas vienmasis. Ir jis sveria labai daug. Tada taip, dantukai. Šitas vienas dantukas buvo nulūžęs, mes jį privirinom, bet ir kiti dantukai jie tokie nekokie. Ta prasme, nelabai čia tiesiai kažkaip padaryta. Tas visas žiedas alkūnio velnio padėties davikliui. Rezultate turim tai, kad ten negerai skaičiuoklė skaičiavo. Dabar. Kas buvo dar plius, tai čia matosi įdomu ar ne? Gal šviesą pasimsiu. Šviesa. Dabar, jeigu aš jums parodysiu, tai matosi, kad alkūnio velnio padėties daviklis neturėtų būti nušlifuotas. Tikročiai tas smagratis taip toks netolygus buvo tas žiedas, kad jis drožė alkūnio velnio padėties daviklį. Tai pasirodo, internete geriau paieškojęs radau iš šito saito W202 Store. Nusipirkau sankabos komplektą, kuris yra pritaikytas šitam varikliui ir tinka su šitą dėžę. Tai dabar atsidarom, pažiūrim, ką čia turim. Tai čia yra sankabos komplektas, saks. Kur diskelis? Keista, čia tik tai diskatorius. Ok, diskatorius. Tikėjausi pamatyti čia ir diską, bet disko čia nėra. Gerai, turim dar vieną dėžę dėžiai. Atsidarom. Čia jau skamba geriau. Žodžiu, man atrodo šitas diskelis jau laikys. Čia yra keramika. Žodžiu, gal daily nelabai bus fun. Bet ką padarysi? Nes panašu, kad niekas kitas nelaikys šito torko, ką generuoja šitas variklis. Tai diskelis. Ir čia yra naujas smagratis. Čia yra custom smagratis. Duoti custom varžtą irgi. Ir kas čia dar? Smagratis yra lengvintas. Nors jis vis tiek yra nelabai lengvas. Bet čia skaičiuoklė yra gerai padaryta. Jinai prisuktas tas žiedas. Tai tikiuosi, kad su šito komplektu viskas bus gerai, nes, sakau, su anu komplektu buvo problems ir nelaikė man tą sankabą ir, žodžiu, vėlė. Ir ta skaičiuoklė labai tragiška. Tai dabar pabandysiu uždėti, tikiuosi, kad viskas taip, kaip internete rašė ir viskas tiks. Tai pabandom. Įdomu, aš čia kampu jūs pastačiau, bet nežinau. Taip nesigauna. Man dar išlūpta. Pažiūrėk.
O ne? Panašu, kad netinka. Netinka, o čia tai problema. Neina savo. Blin. Nu, praėjo gal savaitę, nors toliau kaba, greičių dėžė toliau čia, tai atnaujinom išminamai ir turim naują dėžę. Aną dėžę išsiunčiau atgal, tikiuosi, kad grąžins, nes ten tikrai netinka, tai va turim tokį kitą pirkinį irgi už 1000 su viršum pinigų. Tai pabandom išpakuoti ir pažiūrim, ką čia turim. Gerai, čia viena ranka gali būti nepatogu išpakuoti, bet pabandau. Taip, ne, tikrai viena ranka nepavyks. Stovas. Gerai, surasiu stovą ir arba tiesiog išpakavęs parodysiu. Gerai, darau. Nu, išpakavau. Varžtai. Kažkokie tai neatrodo ypatingai. Ir sankabėlė su viskuo. Taip, čia matau užsegta. Tai dabar yra taip. Smagratis yra toks. Jis yra be žiedo. Dabar su žiedu. Internete rašo, kad man reikia pasimti savo automatinės pavarų dėžės žiedą. Šitą daiktą, čia sena, ir prisukti. Kažkaip man atrodo pagal taip, kaip čia atrodo, aš tikrai neprisuksiu. Nu, tikrai neatrodo, kad aš galėčiau prisukti. Jeigu aš pasiimu ir pataikau skyles, ar ne? Pataikau skylės ir vėl jūs nepataiko. Iš čia per bairis. O, šį kartą pataiko. Nu tai va, tai aš kažkaip to žiedo nelabai galiu prisukti. Gerai, pažiūrim toliau. Čia ką nors turim? Nieko neturim. Tai reikės dar paguglinti, ką čia reikia padaryti. Nes be starterio žiedo ir alkūnė velnio padėties žiedo toli nevažiuosim. Nu, gerai, išsiaiškinau, tai žodžiu. Situation. Šitą aukštinkojom reikia dėti. Taip. Ir tada jisai čia taip gyvena. Opa. Nu, pataiko skylės, viskas ledas, aukštis yra, nu, šitas ant to burbulinio, aukštis yra vienodas. Žodžiu, viskas yra gerai. Čia senas komplektas, čia naujas komplektas. Tai kokia matematika. Jisai sukasi kiaurai ant šitų varžtų ir galvoju, kaip jisai sukasi į šitas vaskylės. Tai čia, ne, čia prieš ir pleitas sukasi diskatorius. Ir žinot, aš kažkaip girdėjęs buvau, kad reikia prisukti su ten, kur tas torque konverteris sukasi šitas vaskylės. Šešias. Tai dabar supratau, kodėl reikia prisukti, nes jis taškys. Čia tik nėdis yra 3, tai jeigu neprisuksim čia, tai tiesiog bus palaida bala ir jis taškys, žodžiu, į 2 dalis šitas nuo šito. Tai žodžiu viskas, ledas turiu, dabar yra vienas niuansas. Internetas sako, kad šitas, pirkau žodžiu smagratį, šitas yra 200
260 mm diametras diskelio sankabos, o originaliai 240. Tai dabar yra toks niuansėlis, tai šitas smagratis yra didesnis ir rašo internete, kad žodžiu gali būti, kad kažką iš šitų reikės biškį padrošti. Ne visose dėžėse reikia, tai aš tuoj pabandysiu uždėti ir pažiūrėsiu, kaip atrodo. Nežinau, ar reikės ar nereikės, bet jo, gali būti, kad reikės, bet čia nekritiškai, jeigu ką biškį padrošim. Tai pabandau ir tuoj sužinosim. Uždėjau, nežinau, ar čia užtektinai giliai įlindo ar ne, bet giliau su savo sužalota ranka neįkišu. Štai buvo skausminga, bet nieks nieko neliečia. Vadinasi, pas man ta didžioji dėžė, tai taip, šiaip galingiausia, ta tvirčiausia dėžė pas man, tai kaip ir tikėjausi šitoj dėžėje neliečia. Tai viso, ledas, žodžiu, bus galima sukišti mersą ir galų galia bus baigtas mano kančius su ta sankaba. Tai viskas, tiek reikalų šiandienai. Susitiksim šeštadienį, kai jau viskas sukrausiu atgal. Kągi, labą dieną. Tai pasiupgraidinau, nusipirkau tokią kamerikę. Žodžiu, tai gal bus įdomiau SJ Cam, kažkoks 100+ Black, C100+ Black. Tai grįžtam prie, žodžiu, Kangurus Team dalykėlių. Tai dabar ką reikia padaryti? Reikia prisukti šitos, manau, kad truputį rudis reikia gal prašveist, nes čia nežinau, kad man jo reikės, tai šį truputį laukia buvau palikęs, bet jam nieko nenutiko, čia tiesiog paviršutinės rudis. Tai aš šis greit prašveisiu tuo su kažkuo lengvai ir bus galima tada bandyti viską sukti, dėti, reikia pasiskaityti internete iš tikrųjų, kiek to torko reikia prisukti. Ta kamera taip įdomiai, matau, biškį dileina. Įdomu, kaip per video atrodys, bet pamatysim. Tai dabar taip, gerai, imam Scotch-Brite'o, būtų gerai susirast. Bus video žiauriai entertaining, nes aš čia slankiusiu. Čia tai viskas fain. Reikia su rudžiu surišėjų pravalyti ir bus baigta. Rudžiu surišėją mačiau kažkur čia. Manau, kad bus gerai. Žiedas yra švarus, gražus. Gerai. Dabar reikia varžtais susukti šitą. Tai turim varžtus. Kur aš tą peilį tai jaučiu.
Gerai, niekas nieko nedės. Dar reikia alkūnio velnio padėties daviklį pakeisti, kuris yra čia. Gal reikia jį dabar pakeisti, nes po to, man atrodo, aš turėsiu problemų prieinant prie jo, kol yra gera proga. Taip. Mašina nusileis biškį, nes aukštokai jinai čia. Pažiūrėt, ar dar filmuoju aš kažką. Filmuoju. Gerai. Šiaip tai telefonui gal bus koma, jeigu aš čia taip pastoviai filmuosiu. Reikia pristabdyti. Be AMG suportai, tai bus ne taip. Žodžiu, nupirkau kitą stupicą, čia yra nuo kitos stupicos stabdžių diskas. Taip keistai atrodo, tai žodžiu, iš tikrųjų šita dalis sukasi prie stabdžių disko. Tiksliau, stabdžių diskas sukasi prie šito hubo iš anos pusės iš vidaus. Tai vat už tai ten tokia išima. Tai dėsiu šitas suportas, stabdžių diskas bus kitas. Šitą aš nutekinau, tą atsarginį, kad užsidėtų AMG stabdžių diskas 300 kažkas atrodo, o gal mažiau negu 300. Tai ir žodžiu dėsis tada ant viršaus, biškį išnešimas, į lauką bus, bet nekritiškai, tam kiek ten keli milimetrai, kokie 5. Tai žodžiu nekritiškai gerai reikia. Nuleidau mašiną, reikia užfiksuoti. Gerai. Saugiai. Taip, dabar čia yra kažkur varžtas. Kažkur. Jisai čia prie pat turėtų būti. Kviškį atjungti. Opa. Kai dėžis nėra čia prieimas, toks geras. Eina savo. Taip, šito reikia. Ir šito reikia. Taip. Gerai, dabar imsim šitą mažulį. Reikia atsekt. Kur peilį padėjau. Čia. Reikia užsukti, nes matau, čia ko baigsis. Au. Taigi, timelapsas nežinau, ar gavosi, bet žodžiu taip, pasiėmiau smagratį, jį prisukau, kol kas su puškė, reikia pasižiūrėti, kokią jėgą jį reikia prisukti. Man atrodo, anas iki aš tiesiog su puškė sukau, kiek turi jėgos puškė, su didžiaja puškė, tai jo, dabar pasižiūrėsiu internete, kiek čia turėčiau prisukti. Reikia pažiūrėti, kaip jį užlokinti. Jį užlokinsiu aš, kažkaip reikia smagračio žiedą pasičiupti ir jį taip užlokint, arba iš kitos pusės, ne, aš vieną ranką čia nieko nepadarysiu, šiaip tai galėčiau, čia, būtų antras žmogus, galėčiau prisukti normaliai, bet antras žmogaus nėra, tai ką padarysi, tai jo, tai smagratis šiaip gana lengvas, nežinau kiek sveria, nepasvėriau, bet gana lengvas, palyginus su vos ne 2 kart lengvesnis, tada taip, sankaba, tai turim keramiką, kiek čia 6 plokštelių. Tai va, turim tokią G3 beside rašo ir jo diskatorius. Viskas brand spanking new. Pažiūrėsim, kaip man seksis dailint su šitą mašiną, bet,
daug torko turi šitas variklis, tai sprendimas yra tik toks. Čia buvo paprasta sankaba, už tai ją ir nuvėlė. Nu ir dėl to, kad tas smagratis svėrė toną. Tai dabar jo, suieškau internete, kaip prisukt. Ir jo, ir tada tęsim darbus. Nu tai ir viskas, žodžiu, viskas prisukta. Negerai padariau, ką tik paliečiau, nes ką tik nuvaliau. Nu nieko, tai dar sėk pravalysiu ir jo, dėsiu sankabą. Diskelių sankabas. Prieš ir pleitą. Ir jo, tada krausim dėžę. Praeitis iki dėžę lupau tai per jėgą, dėl to, kad nebuvau atsukęs išmetimo koliko, tai buvo ankšta. Nu, dabar jau pasimokiau. O, svarbus dalykas, kuris buvo pamirštas ką tik. Reikia šitą mažulį irgi uždėti. Uždėti ir užmauti. Taigi, ką padariau, tai skausmagratį išcentravau, nežinau, ar čia matosi, žodžiu, iš akies išcentravau sankabos diskelį, kol kas ranka tik tai priveržiau diskatoriaus varžtus, reikia prisukti, kiek ten buvo, 20 kažkiek niutonų. Tai jo prisuku šituos ir jo, tada jau krausiu dėžę. Šitą laidą reikia būtinai kažkaip tai padėti, kad aš netyčia jo neprisukčiau. Nėrius atvažiavo, labą dieną. Tai jo, tai tiek. Darom dalykus. Nu va, kažką filmavau, kažko nefilmavau, bet žodžiu, situacion. Tai dėžė vietoj, viskas tvarkoj, užsidėjo, be jokių problemų, Nėrius biškį padėjo. Tada kardaną uždėjau, viskas čia ledas, tai liko išmetimą uždėti, lambda zondą pajungti, ką čia dar liko padaryti. O, čia varžtas vienas, matau, neprisuktas. Įdomu, kur jisai, nes čia neguli. Nu, surasiu, kažkada prisuksiu, bet matyt, tas varžtas nekritinis. Tai jo, žodžiu, viskas kaip ir gerai, reikia gauti radiatorių ir tada bus galima užkurti. O radiatorius dabar gaminasi fan šraudas, tai jo, šitą visą padarysiu, surinksiu ir viso. Nu ir tada bus stabdžių projektas, tai stabdžių projektas bus senas stabdžių diskas, tenai, tas va, tai žodžiu bus visai big upgrade, 4 stūmokliukų AMG suportai draugavė su šitais ratais, tai viskas gerai, tai vat, toks progresas, tada kažkada turėtų atvažiuoti, apžiūrėti kėbulo ir pasimti rūdžių išgyvendinimui iš slengščių. Nu ir viskas, tada bus kaip ir baigta, reikės perdažyti ir gal kitą sezoną jau bus galima pradėti važinėti. Tai va, kol kas tiek, tai ačiū už dėmesį ir viso gero.